Ar galima išsikviesti mirusias sielas? Galima, bet nevalia jų trukdyti. Jeigu žmogus numirė, reiškia jisai numirė ir nereikia bandyti lįsti į aną pasaulį. Aišku, yra tokie žmonės kaip mediumai, kurie to užsiema ir turi tam duotybę girdėti, matyti, jausti. Pas vienus yra girdystė, pas kitus yra jautystė, įvairiom juslėm būtent mediumai gauna informaciją apie mirusius žmonės, bet irgi žmonės, kurie turi tam tikras pasiruošimo praktikas tokiam dalykam, turi paruošti klientą. Žodžiu, yra reikalų. Ar tai paprastas žmogus gali išsikviesti mirusįjį? Aišku, gali, bet ne faktas, kad išsikvies tą mirusįjį, dėl to, kad astraliniam pasaulyje labai daug yra, taip pavadinkim, pusiau neišėjusių sielų, ir jos tarp dangaus ir žemės, ir jos gali labai greitai prisikabinti jūsų įsivaizduojamų pavidalų, ką jūs ten kviečiat, pavyzdžiui, vyrą, žmoną mirusį, sesę, nesvarbu, bet ką, Jums bloga, jūs verkėt, jūs norit susiekti su mirusiuoju, bet niekaip negalite, nebandot. Ir šiaip mirusius girdėti, matyti, jausti gali ne visi žmonės. Nežinau, tai dovana ar prakeiksmas tokius dalykus jausti ir matyti. Bet galiu pasakyti, kad nėra tai lengva, tai yra labai sunku, tai yra labai stipri energetika ir ją reikia atlaikyti. Mirusieji aplanko, jeigu aplanko, pasirodo, prasineša tada, kada reikia įspėti žmogų. Pavyzdžiui, prieš kažką, prieš kažkokius didelius gyvenimo pokyčius, prieš nelaimę, nesvarbu. Jeigu išėjęs mirusysis skaito, kad jūs turite tai žinoti, jisai visais įmanomais būdais bandys jums pranešti, jeigu jūs nors tiek turite sugebėjimų pagauti tas vibracijas. Kaip nenorom nutiko ir man. Nuolat aš gaunu, kaip nuolat prieš kažką. Aš jau netgi žinau, ko laukti, ko tikėtis, kur žiūrėti. Ir patikėti, tas žinojimas nėra lengvas. Nežinau, tai džiaugtis ar liūdėti. Tai va, aš sielų niekada neiškvietinėjau ir neiškvietinėsiu, bet jos pačios susiranda mane. Dar kitas dalykas. Angelai sargai, angelai yra begalė. Dievo pasiuntiniai, šitie yra tarp žemės ir dangaus skraidančios šitos būtybės. Jos atlieka Merkurijaus funkciją, sakykime, perduoda informaciją, angelas. Ir daugelį žmonių esu girdėjusi, kad sako, nėra jokių angelų sargų, manęs niekas nesaugo, taip toliau ir panašiai, aš nieko netikiu. Deja. Jeigu jūs norite, kad jūs kažką saugotų,
Jūs turite paprašyti angelų sargų, savo angelų sargą, kokį ten įsivaizduojate. Vis tiek, aš manau, kiekvienas turi savo vaizduoti kažką, ne? Paprašyti, kad jūs saugotų. Bet jeigu tokios būtybės paprašot, kad jūs saugotų, jūs, aišku, automatiškai turite tapti budrus, labiau stebėti savo aplinką, sapnus, nes jie daugiausiai ateina per sapnus, per kvapus, per, aišku, gal to nereikia, bet ir per elektros įrenginius ir taip toliau panašiai. Ir taip pat saugodami duoda žinią, tokia yra apsauga. Nes pavyzdžiui, aš irgi paskutiniu metu kažkaip tai tokia išėjus iš ritmo buvau iš tikrųjų ir taip galvoju, blemba, vat, prašau Angelą Sargę, vat, saugok tu mane nuo negandų, nes yra energetiniai dalykai, kurių mes kartais nejaučiam, o kažkas kažką gal daro, tarkim, mane linki, taip toliau panašiai. Nu, ką jūs galvojat, paprašau Angelo Sargo, kad mane saugotų, pagalbos. Ir man labai greitai prisisapnuoja sapnas. Ir aš labai suprantu, kad kažkas bus. Ir taip tikrai su likta sapno tema nutiko dalykas ir ačiū mano Angelui Sargui, kad jis mane įspėjo, kad jis mane apsaugojo, aš žinojau, kaip elgtis jo dėka. Bet iš tikrųjų šitoje vietoje reikia būti labai budriam. Nes galim netyčia prisišaukti ne to, ko reikia, pavyzdžiui. Iš tos pusės, ypač iš mirusių pasaulio. Būna silvartaujam dėl mirusio, nepaleidžiam, ane galvojam, kaip jis ten. Yra tas anas pasaulis ar nėra, ane, ir laukiam žinių ir silvartaujam, kad nieko nesulaukiam. 100 metų galit nesulaukti. Dėl to, kad, ką noriu pasakyti, jie ten turi labai daug reikalų, jie ten turi ką veikti, jie ten gryninasi, jie ten tiek veiklo, žinokit, realiai galėčiau pasakyti, kad tas nematomas pasaulis yra tikresnis negu šis matomas, nes ten tiek dalykų vyksta, kad žmogaus protui tai yra nesuvokiama. Ir viskas yra dėl vieno didžiojo plano, ane? Tai va tiek iš tų sielų, iš tų angelų sargų. Ir nereikia sakyti, kad mūsų niekas nesaugo. Mus tikrai saugo. Nors mes to kartais nejaučiam, nematom, bet mus tikrai saugo. Jeigu ne angelas sargas, tai mirusysis koks nors išėjęs iš jūsų pažįstamų ar giminių rato, ar šeimos narys, netgi gyvūnų sielos, jūsų augintinių išėjusios, gali tapti jūsų saugotojais. Gali jums padėti. Aišku, skamba crazy, bet taip jau yra.